Sveiki, brangus Delfi žiūrovai. Kaip gera ir vėl jums dovanoti Saulę. Sveikinasi projektas Tvari Lietuva ir aš, Paulius Skučas, keliaudamas su misija išpakuoti Lietuvą kartu su jumis, toliau judu iš vieno regiono į kitą, iš vieno miesto į kitą, beveik kaip per šį unikalų tiltą, jungianti du krantus. Taigi mūsų komandos Gamtos ateitis tikslas šiandien išpakuoti Kėdainius ir parodyti šį nuostabų miestą visapusiškai. Taigi pakuotė po pakuotės ir judame pirmin su teisingu rūšiavimu. Šiandien laidoje matysite. Negalima matyti per langą išmetinėti cigaretės nuorūkos ar obuolio graužtuko. Už žiūrovus ragauju ir bandau pasakyti skonį. Agurkai. Tada agurkų skonio ledai. Pučia, viskas gerai. Kai viršų reikia traukti ir pučia. Taip. Įdomiai, dar taip niekad neteko pus. Nu va. Mūsų komanda tikrai dirba. Gamtos ateitis, Tvari Lietuva ir mūsų misija išpakuoti Lietuvą. Didžiausią pavarą judame pirmin ir mėgaujamės šį kartą Kėdainiais. Kaip toliau atrodys ta kelionė? Baigsit gert kavą ir? Tai perdirbimus į šiukšlės ir... Aha, o į kurią šiukšlės mesit? Tai kartoną, popierį. Padelį šitą. O jūs? Irgi taip. Kartu. Yra Gamtos ateitis puslapis ir rūšiavimo ABC. Galima pasirinkti bet kokią raidę ir mes pasižiūrėsim, kur kavos puodelis keliauja, gerai? Tai pasirenkam raidę V ir išmetam mums daugybę pakuočių ir vienkartinis kavos puodelis. Spaudžiame ant jo. Šias pakuotės priskiriame kombinuotai, kitaip vadinamai daugiasluoksniai pakuotėjai, tad juos reikia mesti į plastikui ir kombinuotoms pakuotėms skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius. O Kėdainiai švarus, tvarkingas miestas, žmonės tai daro? Labai, nes kai atvažiavau prieš 46 metus, tai į Kėdainius tai iš tiesų buvo visai kitoks, o dabar tai negėda, kai kas atvažiuoja. Džiaugiamės tą. Ir žinot, aš stoviu valstybinės reikšmės miesto paminkle, nes kalbame apie unikalų Kėdainių senamiestį, kurio istorija siekia ir prasideda nuo 1372 metų. Dauguma išlikusių pastatų buvo pastatyti 17 ir 18 amžiuje. Unikali vieta, kurią atvažiuoja grožėtis ir užsienio turistai. Ir tai yra vienas iš 7 likusių senųjų Lietuvos miestų. Ir tolumoje matome žmogų kaip tik tvarkantį aplinką. Gamtos ateitis komanda tikrai džiaugiasi tokiais vaizdais. Pakalbinkime. Ar tvarkingas miestas, ar žmonės tvarkingi, ar nešiukšlina? Nu, visai būna, bet taip tai tvarkingas. Ar pastebėt, kad žmonės jau rūšiuoja labiau galbūt tas? Nu, tai jo, iš tikrųjų taip. Tai vasarą daug darbo, ar ne, prižiūrint tą grožį gamtos? Nu, iš tikrųjų, purškėmės ir avimės. Taip. Purškėt, kad neaugtų piktžolės, ar ne? Taip, kur negalima prieiti, aišku. Tai kokia čia ta komanda jūsų darbuojasi prie tos gamtos? Mes esam 3 moterys ir vyrukai su žolę pjauna. Ir viskas. Nu, tai jūs čia vieni svarbiausių esat? Nu, tai taip. Kėdainiuose. Taip. Tai labai ačiū už jūsų darbą. Ačiū jums, kad paklausinėjot. Ir žinot, kai lauke jau yra +30, niekas taip gerai net gaivins, kaip geras šaltas agurkas. Na ir šiuo ypatingu skanėstu mus vaišina desertinė įsikūrusi greta rinkos aikštės. Labadiena, sveiki. Kuo ypatingi šie ledai? Šitie agurkų ledai yra pagaminti kartu su baziliku. O. Tai jie truputį įdomiau negu paprasti agurkiniai ledai. Agurkai. Tada agurkų skonio ledai. Bet saldus, tikrai yra baziliko. Vienas gaiviausių dalykų. Iš tikrųjų, niekas taip gerai net gaivina, kaip naujausi, modernus agurkų ledai Kėdainiuose. Berė, tai kultūros sostinė. Kėdainiai. Pakalbėkime apie tą visuomenės kultūros ūgtelėjimą ir šioje srityje, santykyje su gamta. Ką jūs matot? Na, šita vieta, kaip aš sakau, mes kaip Kėdainių rajono savivaldybė tikrai labai daug ką esam padarę atliekų tvarkymo srityje. Na, ir galėčiau paminėti turbūt ir tvarkingas aikštelės esame įsirengę, ir konteineriai pagal europinius projektus, viskas įgyvendinta. Bet vat pačios kultūros kol kas, iš tikrųjų, reikia pripažinti, mes nesame tos pasiekę, nes jeigu pravažinėjai po miestą ir matai prie konteinerių aikštelę, na, tikrai nedžiuginančius vaizdus, o tai reiškia kalnus atliekų ir visko priversta, ir unitazai, ir visokios pakuotės, senų baldų, kažkas tai yra išmesta. Tai yra, ne, tai matau ir aš, kaip pasakyti, net nesiginu ir nebandau apginti visos tos situacijos, nes
Reiškia, mes dar ne viską esame padarę, turbūt gal gyventojų švietime, prie tos kultūros tokios įgyvendinimo, nes sąlygos visos yra sudarytos. Yra didžia gabarytės laikų išvežinėjimus, visos sąlygos yra, kaip pasakyti, rūšiavimai padarytos, bet dar nėra galbūt to jausmo. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mus švietimo įstaigose viskas tas skiepė, net darželiai yra skiepė patiem mažiausiam, nes nuo jų turbūt ir viskas prasidės, kai jie atėję į namus ir sako tėčiui, arba tėčiui sako su mašina važiuojant, kad negalima tėti per langą išmetinėti cigaretės nuorokos ar obolio graužtuko, kas atrodo įprasta, lyg tai nieko važiuoja ir išmetinė, bet kai iš vaikų jau tą girdi tėvai, tai turbūt susibastų, kad kažką tai yra negerai. Tai pavyzdžiui, paklausiu jūsų, kaip atrodo šampano butelį, kur reikia mesti? Šampano butelį, tai gaunas tik į stiklo konteinerį šiandien. Visiškai teisingai, judame toliau, ar ne? Nebegaliojantis vaistai. Turėtume į vaistinę priduoti iš tikrųjų, bet ar taip darome? Jo, vaistus į vaistinę, bet išpakuoti, tas pakuotės turėtume išrūšiuoti. Taip. Toliau, ar ne? Gerai, likučiai po remonto. Tai dabar, likučiai iš po remonto. Tapetai, plintusai, plytelės, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Tai čia, tai ką jūs paminėjote, tai aš būtent matau, kai pravažinėjau, ypatingai jeigu iš po savaitgalio po miestą važiuoju, tai matai žmonės, kurie darėsi remontus yra, tai jie visos tos, kaip sakot, plintusai, ten, sakykime, laminatų, kažkokie tai likučiai yra likę, viskas atsiduria prie konteinerio. O čia yra gal mito problema, kad žmonės vis dar turi minti galvoje, kad jeigu padėjau, kažkadagi važiuos mieste ir surinks tuos stambę gabaričius ir patys išsiveš. Taip, yra ta mintis, kad kažkas tai sutvarkys, bet reikia prisiminti, kad tai savivaldybė savo biudžeto sąskaita visus tos dalykus turi sutvarkyti, kadangi tos vaizdus, tai kadangi žmonės iš tikrųjų nemoka už tos dalykus, jie moka už komunalinių atliekų surinkimą, tai visą tai savivaldybės biudžetui kainuoja, bet jeigu šitie dalykai būtų kitaip sutvarkyti, tai galima būtų tos pinigus naudingiau išleisti tame pačiame atliekų tvarkyme. Tikrai susitvarkius Lietuva, švaru, gražu, džiaugiuosi visą laiką lietuvaičiais, kad ta kultūra mūsų tokia kylanti. Ar jūs rūšiuojat pati, pavyzdžiui? Stengiuosi, bet tikrai ne 100%. Kepimo popierius, tai popieriaus konteineris. Toliau. Čia kažkokia popierinė šiukšlė, plastikas, jogurto pakelis, taip, čipsų pakelis, plastikas, kempinėlė, sakyčiau, į bendras. Taip. Čia žalesis konteineris bananų žievė. Taip. Čia gal irgi žalesis konteineris arbatos maišelis. Taip, 7 sekundės lieka. Alyvuogių aliejaus buteliukai, stiklas. Čia stiklas, kažkoks stiklainis. Suskaičiuojam. Greta Kėdainių pelėdnagiai yra teritorija, kur turi savo maudyklą ir žinoma, čia žmonės net ir darbo dieną visi keliauja įmerkti koją ir atsigaivinti. Pakalbinkime juos. Bandom, rūšiuot. 3, 2, 1. Stiklas. Į kur? Į stiklą. Įvardinkit, kas tai yra. Indelis nuo kvepalų stiklas. Plastikas, vienkartinis indelis. Čia yra popierius gali būti, nes medis. Dantų krapštukas, pagaliukai irgi gali būti prie popieriaus. Čia yra popierius. Kas čia yra? Čia yra etiketė. Į popierių, taip. Čia yra plastikas, sulčių pakuotė. Taip. Čia yra popierius žemėlapis. Taip. Čia yra plastikas lipni juosta. Taip. Ačiū labai jums. Gerų maudynių. Ačiū. Tikrai yra labai jaukių ir fainų vietelių, pavyzdžiui, kepiklėlė, ar ne? Užeikim čia, paklauskim. Labą dieną, sveiki. Ar daug sunaudojate įvairiausių pakuočių, kurias reikia rūšiuoti savo kepiklėliai? Kaip tos pakuotės, kai kiek gaunam su žaliavom. Ir paskui rūšiuojat? Taip, žinoma, kaip galima nerūšiuoti. Tvarumas turi būti. Daro tai nuoširdžiai, atsakingai ir parodo pavyzdį kitiems. Taigi neišveš šiukšlių niekas, jeigu nerūšiuosi. Tai ko daugiausiai jūs sukaupėte iš tų pakuočių? Kartonas, popierius. Ir aš manau, kad jūs sutiksite, tai dar vienas gražios, tvarkingos, tvarios ir mums visiems labai mielos Lietuvos kampelis, kuriame gera būti. Na, o kadangi ratas sukasi toliau, tai mes tęsime savo kelionę po Lietuvą ir kviečiame jūs būti kartu su mumis. Pakuotė po pakuotės ir Lietuva tikrai taps rūšiavimo čempionai. Šios laidos, bičiuliai, tai kvietimas nominuoti tikrus gamtos čempionus. Todėl online kviečiame siūlyti tavo miesto, tavo bendruomenės iniciatyvas projektui Tvari Lietuva specialioje Delfi platformoje. Kad rastume aktyviausius aplinkos sergėtojus, gyvas legendas ar daugiametės rūšiavimo, miškų tvarkymo ar kitas Lietuvos istorijas. Tad būtinai aplikuok, siūlyk savo miesto šauniausius, nepamiršk balsuoti ir dar šį rudenį būtinai apdovanosime.